Dėkui, ponas pirmininkė. Norėčiau pažymėti, kad mūsų kadencijos metu Europos centrinis bankas savo solidžiu darbu iš vieno iš centrinių pasaulio bankų tapo centrinės bankininkystės lyderių pasaulyje. Ir dabar jo laukia naujas iššūkis įvertinti savo vaidmenį, padidėjusi vaidmenį globaliame pasaulyje. Mes norėtume, kad bankas sustiprintų savo prognozavimo ir makroekonominio tiek finansinio stabilumo valdymo funkciją, todėl kad dauguma krizių dabar šaknis yra trečiose šalise ir reiktų tiesą pasakyti, Europos centrinis bankas nelabai tiksliai įvertino tos krizės dydį ir galimybės. Ką tuo tikslu reiktų padaryti? Visų pirma, sustiprinti koordinavimą tarp ekonominės politikos ir pinigų politikos. Dabar trečias pasaulis įžengia į periodą kainų liberalizavimo, kurį aš kaip Lietuvos atstovė pergyvenusi šį periodą labai gerai žinau. Jisai gali trukti ilgiau ir mums bus didelis spaudimas Europos kainoms. Mes galime šitą spaudimą įveikti savo pinigų politiką, kas bus skausmingiau mūsų ekonomikai, arba galime padėti trečio pasaulio šalim greičiau sutvarkyti savo mokesčių politiką ir stabilizuoti kainas. Ta mes galėtume, ponas Junkeri, padaryti per aktyvesnį savo dalyvavimą Tarptautiniam valiutos fonde ar Pasaulio banke. Tai viena iš priemonių, kuri padėtų stabilizuoti infliaciją trečiose pasaulio šalyse ir kartu palengvintų naštą Europos centriniam bankui nustatant pinigų politiką. Dar vieną aspektą, kurį aš norėčiau pasakyti, kas mane labai jaudina, tai vis dėlto ne iki galo efektyviai sutvarkyta Europos atsiskaitymų sistema. Nors Europos centrinis bankas daro daug įgyvendindamas SEPA ir Target 2 security sistemą plėtodamas, tačiau ta problema yra daug sudėtingesnė. Ačiū, ponas pirmininkė.